Labas rytas, pradedam 8 dieną, papusryčiausim. Viskas kraunas dar, viskas kraunas. Tašęs daugmaž persipakavom viską. Truputį vakar tos koronos gėrė. Tai dabar truputį galvas skauda, dviračių nieks nenukosijo. Tau skauda. Man skauda, nes aš atpratau nuo alaus. Šiandien važiuosim kur? Į Karlskrūną. Taip, į Karlskrūną lėksim šiandien. Kadangi oras šiandien dar karšta, o rytoj planuojamas atvėsimas ir galbūt lietus, tai mes bandom pasigreitinti biškį. Palieksim šiandien ir rytoj pasieksim vakare Karlshamną. Ir ten turbūt pernakvosime 2 naktis, nes bus lietus. Nu ką, 8 diena vėl šilta, gerai. Paliekam Kalmarą. Ir yra tikslas šiandien pasiekti Karlskrūną. Žiūrėsim, kaip tai seksis padaryti. Greičiausiai, kad taip seksis. Žiūrėsim, o dabar į kelią. Na va, iš Kalmaro deda puikus dvirtakis. Kelintas jau kilometras, įdomu, kiek jis bus. Superinis. Visur akmenį. Važiuokite. Dvirtakis 15 km nuo Kalmaro. Turbūt pasibaigs ant kito miestuko. Varė per mišką trasą geriausia, dabar palei kelią atitvertas kelias. Bet šilta. Paskutinė turbūt šilta diena šiai kelioniai. Taip, esam Torso centre. Atrodė, kad bus didelis miestas, bet kaip visada. Žemčiai. Vėjas kala į nosį. Pelenkai. Parkuokitės išmaniai. Kart, jo, taip, pusę pavėsinės užimkim. Ką, čia esam po Torso parke. Turi štai tokia pavėsinė gera. Jokliukai. Nežinau, iš kur tą seriją klyvuosim, niekas pas mus neatsitinka. Pipipiu, aišku. Tu prisikalksė. Jo, nes vairas ir girgžda. Tavo kart. Kieno? Mano, girgžda vairas. Nenaujiena. Tokai garsas leidžia. Nu, taip turi būti. Gersite? Atsigėriau. Jo, alutį, ką čia gerit? Šudutė. Kai pasibaigėte dviračių takai, tai dabar va tokio važiuojam 50 km. Ir nieko, nei čia kalnų, nei ko. Prieš vėją. Kaip į kalną visą laiką. Jau gamta pasikeitė į pietus, važiuojam stipriai. Į kairę ar į dešinę? Štai kur klausimas. Ten? Turėsim ten. Tai gerai. Vyksta sprendimai, ką daryti. Kad per anksti atvažiuosi. Jeigu važiuosi į ten, bus kalvas. Jeigu važiuosi Jeigu važiuosi į ten pakalnę. Geriau rėdėti kilti. Jeigu važiuosim į ten ir pasuksim į kairę, nuvažiuosim į nudistų kempingą. Jo, nori? Jeigu važiuosim tiesiai, nuvažiuosim į Klarsoną. Karlskrūną. Ne, tie pavadinimai. Į Karlskrūną nuvažiuosim. Normalų kempingą tada. Į dešinę kelio nėra. Miškas. Taip. Pasirinkimai 2. Nori? Audrius nori nudistų pliažą. Kempingą. Biški išvartė, biškis iškirto.
Čia nuo vėjo turbūt. Tokį spotuką. Kaip faina, ne? Pra ežer. Gražu. Čia valgysi. Patausim. Akmenai prasidėjo. Fainai. Vėl pamažu prasideda gražus vaizdai. Tai aš pafilmuoju. Gerai, važiuok. Lėkiam, į pakalnę pasileidom tokią prosvirną, tokį gražų. Ant stabdžių, kai kalėm, čia pamačiau tokią visai upę įdomią, einu pafilmuoti, pasižiūrėsim. Čia koks dar va malūnas vandens. O, čia kokia upelės. Teka kalnų upė. Žemyn. Čia matomai buvęs malūnas kažkoks šonin. Ten paskui bažnyčia. Čia mes iš to parvarėm nuo Torso, to keliuku. Čia gerai ant stabdžių užmyniau, pamatytą vietą. Bažnytėlė. Čia visai prie Karlskrūnos. Karlskrūnas, kaip ištardė. Čia toks svirnas dar įdomu. Čia matyt malūno to fragmentai kažkokie likę. Jo, geras keliukas čia. Įrėdėjom ir Karlskrūną prie miestukai. Važiuosim turbūt į kempingą, dar nenusprendėm, čia nėra kur nusimest palapinės. Gal miškai labai apšepę čia. Klarksoną, Karlskrūną. Miestai. Va kaip suskilęs kelias. Šiandien 80 kažkiek, netoli 90. Prieš visišką vėją. Laukiam, kada čia jis nurims. Šūdas nieks nenurimo. Bet atvažiavom. Tiesiog. O ką rytoj 60 km belieka iki Karlshamno. Kaip čia reiks ištemti tos kilometrus, kad ilgiau bus. Lėtai. O tvelnės, kempingas kitoj pusė. Kažkaip reiks pereiti į kitą pusę. Nu, kai vis siekia sugalvoja, kaip čia per kelią pereiti. Taip va. Nepaiso. Švedai labai nesilaiko savo pusės. Labai. Nu, va tas kempingas. Vėl nevirškinu tokių kempingų. Fu. Einam receptiono ieškoti. Receptionas vėl čia. O dieve, vėl kurs kempas. Vėl čia tas gigantinis. Gražuolis. Maudytis.
kokia mūsų šiandien vieta bus. Kadangi Audrius norėjo važiuoti į nudistų kempingą, bet nusprendėm, kad čia mes važiuosim. Tai va, šiandien esam čia. Sėdžiu palapiniai pasistatęs. Ten kažką žiūrim, Daiva daro. Reikia eit pasižiūrėti, ką ten daro. Tas zurba, kas valgo. Jo, žiūriu, kad aš negaunu valgyti, reikia eit pačiam. Du sykius priešo. Daiva vieną lesa. Ne, aš iš priešą. Kodėl mane filmuoji? Kur to valgai? Ką turim? Nori, kad pasprendžiau? Oi, kokios bandelės didžiulės. Turim dar tokią dalyką. Turim vynuogių. Beje, nenurodau. Čia akcija, atrakcija buvo. Oho, iš kavos pasiims tokį krūzą. Didžiulį. Pasirašom Duratazas. Nu, kempingė tai tokia miestinė esam. Šiaip kaip miesto kempingas visai geras. Sakyčiau, tas vienas iš geresnių. Nors jis didelis yra tas pats. Bet manau, kad bus gerai. Friskempas. Jau esam čia vipiniai klientai Friskempą. Jau žino sistemoj, mes nuo pernai jau Friskempą esam buvę. Skani kava? Nėra kava. Daiva protestuoja prieš kempingo lankstinukus. Viską drasko ir kiša į maišą. Tai subargis. Blemba vynuogį nusipirkom iš parduotuvės, bet kokio skanumo. Kodėl neveža į Lietuvą absoliučiai čia ką valgai. Pomidorai, agurkai, bet kokios daržovės, vaisiai, viskas skaniai išnokė. Saldus, skanus pas mus. Kodėl neveža, blemba, tokių produktų. Kažkas antrarūšiai turbūt dar esam, skaitomės. O kaip čia mes pasistatėm. Esam beveik vieni visam tam plote. Nu ką, rytoj bus žygis į Karlshamną ir ten varysim į šelterį. Reikės prabūt ketvirtadienį, nes keltas penktadienį. Važiuoti nebėra kur. Tai va. Ką nori pasakyti? Nieko. Nu, briedis dar nesubirėjo tų vaikų. Šaužė. Lenda, nes atvėso labai vakaras.